žinai, gal neskrendam į Santorinį, o važiuojame į Iraną. Koks posūkis. 11 000 kilometrų sumynėt iš Lietuvos iki Irano. Tu paprastoje degaliniai nuėjęs, net ir turėdamas pinigų, tu negali užsipildyti dyzeliną, jo tiesiog tau neparduos. Beje, Facebookas ten yra draudžiamas. Draudžiamas, bet jis egzistuoja. Su VPN ten visi Tai pelningai. Facebookas, Instagramas, visi vakarietiški išmislai yra draudžiami. Net pačio interneto tiesiog jo, dėdė įjungia, išjungia, kada nori, ten veikia, neveikia, tai kai reikia, tada aišku neveikia. Merginos, moteris protestavo, viena mergina buvo taip sumušta, kad mirė ligoniniai ir tada prasidėjo dar didesni protestai. Važiuojant iš tikrųjų labai daug kamerų, virš kelių, visur. Ir fiksuojamas keleiviai, ar dėvi, pavyzdžiui, moteris karelę viduje. Jeigu nedėvi, tai tada yra bauda. Jeigu dabar žmogus sėdi ir galvoja, aš gal irgi visai norėčiau šauti kokį Iraną su mašina. Kokie galėtų būti pagrindiniai tokie punktai, patarimai? Tie, kas planuoja su automobiliu ten į Aziją, į Vidurinę Aziją, tai reiktų pasižiūrėti, nes daugelis tų šalių yra karneto sistemai. Ir ten pakankamai griežtai tas yra įvažiavimas patikimas į tos kempingus. Tai paskui mes net klausėm, sakom, o kiek galima pavėluoti? O kas, sako, gali paskambinti? Jeigu ryšys yra. Jeigu ryšys yra. Bet šiaip tai... Bauda. Ai, bauda. Bauda. Atileis. Galima viską daryti online, bet online ten irgi yra visokių reikalų. Kaip pavyzdžiui, parašyti motyvacinį laišką. Kodėl nori aplankyti? Šiandien pas mus svečiuose yra Rima ir Žilvinas, geriau žinomi kaip kelionių tinklaraštininkai Nenamisėdos, savarankiškų kelionių entuziastai, kurie labai mėgsta keliauti automobiliu. Tad šiandien būtent ir pakalbėsime apie keliavimą automobiliu, apie iššūkius, idėjas, problemas ir įdomias istorijas. Aš pati asmeniškai labai mėgstu keliauti automobiliu, tad nekantrauju ir pradėti šitą pokalbį. Tai Rima, Žilvinai, pirmiausia pradėsiu nuo tokio klausimo, kur buvo pati pirmoji jūsų kelionė automobiliu, jau iš Lietuvos, susikrovus daiktus ir pajudėta. Prieš kiek laiko ir kur? 2007, kokiais 2006 metais. Tai buvo pirmoji tolima kelionė į Kroatiją. Tai gerai atsimenam, nes važiavom su 500 litrų ir galvojom, kad nesugesti Austrijai. Jo, tuo metu tai tikrai ta šalis buvo, kurioje nesinorėtų sugesti. O jūs dažniausiai, kai važiuojate automobiliu, jūs esate tie, kurie susiplanuojate iš anksto, susidėliojat maršrutą, tarkim, nakvynės užsisakot, ar esate tie, kur važiuojat vabank, kur akis veda? Priklausomai turbūt, kur važiuojam ir ar vienoje vietoje būsim, ar kažkur tai važinėsim aplinkui, nes tarkim, jeigu visą laiką vienoje vietoje, tai jau ten užsisakom nakvynę, kad jau turėti. Bet jeigu mes ten vieną dieną ten, kitą dieną ten, tai važiuojam taip ir žiūrim, ką turim. Gal šiuolaikinės technologijos vis labiau leidžia improvizuoti. Tai to džiazo dabartinėse kelionėse yra daugiau. O ta pirmoji kelionė buvo su kokiam priemonėm, kai važiavot? Su žemėlapiu popieriniu. Beje, jį dar radom čia Varšuvos pravažiavimo schemą, su žemėlapis tai užima pusę kambario. Ir tokios suklijuoti tie rodiklytės, kad už 3 šviesoforų į dešinę. Aš šiaip atsimenu, aš vaikystėje mažesnė, kaip būdama, atsimenu, kad tėvai tą tokį mašiną išsiskleisdavo žemėlapį ir ten ypač Varšuva būdavo pats didžiausias iššūkis pravažiuoti Varšuvą. Jūs irgi visą tą patyrė ir turėjo tą malonumą popierinių žemėlapių, visą tą, po to gal po truputį, nežinau, pradėjot nuo tų navigacijų, kurios turbūt galbūt automobilyje tos tokios nešiojimus buvo. Taip. Irgi dar namuose dulka spintai viena. Tai tos navigacijos ir aišku vėliau jau atsirado daugiau ar mažiau kažkoks tai mobiliais telefonais pagrįstas, aišku dar ryšys buvo brangus ir visa kita, nes tu ten toks kaip laive plaukdavai, reiškia, išvažiuoji, popierinis žemėlapis, dar ten ta navigacija, kuri nebūtinai teisingai rodydavo, tai tas irgi užtrukdavo pakankamai, tai sakykime, ir kaimyninės šalies Lenkijos pokytis, šiandien dieną
greitis kelionės per Lenkiją yra žymiai, nu, nėra ką lyginti. Tai jeigu anksčiau ten kaimai 70 ir visa kita, tai dabar viskas autostradom. Tai jau dabar mes Lenkam pavydim tų kelių. Jo. O pas jūs galbūt yra kažkoks tai, nežinau, daiktas, ritualas ar kažką, ką jūs būtinai prieš kelionę ar pasiemate į automobilį. Nu, neskaitau pinigų pasų, nes čia, turbūt bet kuriuo būdu keliaujant tą turim pasiimti, bet galbūt būtent keliaujant automobiliu yra kažkoks tai daiktas, ką jūs visada pasiemate ir galvojat, kad, tai turėtų būti, tarkim, automobilyje kelionės metu. Turbūt šaukštų šakučių rinkinys. Geras. Tas mažiukas. Kad jeigu jau. Jeigu jau badas, tai kad bent gražiai pavalgyti. Jo, čia variantas. Bet kažkokių tokių ritualų neturit, kad apeina 3 kartus aplink mašiną, pasilankstat ar šokį kokį sušokat. Ne, kažkokių laužų nekuriavam ten sušam, bet turbūt visiems yra tas, ar duris gerai užrakinam, aiškės namų, tai čia toks. Bet, ten dokumentai, pasai, tai kartais būna, kad... Tenka grįžti? Nu kaip tenka grįžti, tai kai sužinai, kad pasibaigė dokumento galiojimas, Tiesiog, jau ten būnant kažkur, tai tada... tiesiog kai automobiliu nieks netikrina to galiojimo. Ir buvo toks variantas, kad nuvažiavom į Italiją ir recepcionistas sako, bet jūsų dukters pasibaigusi ID kortelė. Ai, nieko, mes pasą turim, pasižiūrim pasą, oi, sen irgi. Tai va, tai čia irgi turbūt iš tų praktinių patarimų nuo to laiko visą laiką pasižiūriu tikrai jau, kad galiojimai dokumentų, ypač paso, ID kortelė, tikrai turi būti galiojanti, nes čia yra turbūt, kaip ir kai kuriuose šalyse gal ir ne bėda, bet žinant mūsų pasienius, tai yra bėda. Jo, man teko vieną kartą savaitę perkelinėti kelionę, nes išvykimo vakarą pamatėm, kad pas jį yra nebegalioja asmens dokumentas. Tai gerai, kad buvo ta galimybė nukelti. O tarkim, kai jūs keliaujat automobiliu ir galbūt patartumėt, kaip pasiruošti tokiai. Galbūt kažkokį turite, sąrašą, nežinau, ten būtinai apsilankyti autoservise prieš važiuojant, galbūt ten, nežinau, ten ratų slėgį pasitikrinti, susidėti, pažiūrėti vaistinėlę, gesintuvą, nežinau, kažkokius tokius praktinius dalykus, ką tiesiog tokio iš tos praktinės patirties, kaip vertėtų į ką atkreipdėmėsi, pasiruošti automobilį ar kažkokius tokius dalykus prieš važiuojant. Tik pasakokiu apie automobilį, nes mes turim patirties. Tai turbūt iš kelių gal susideda turbūt dalių. Tai viena dalis tai yra, mes dažniausiai keliaujam dar ir su palapinėm. Tai visa ta įranga reiškia, jau sąrašas, kad kažko tai labai nepamiršti. Tada maistas dar kažkas. Tai automobilis tai kaip. Aišku, galima visą laiką nueiti, kaip čia paspardyti ratą ir sakyti, viskas gerai. Bet servise bent jau minimaliai reikia apsilankyti, aišku, automobiliai, yra toks dalykas, kuris genda. Taip. Tai kartais tu išvažiuoji ir atrodo viskas gerai ir staiga pamatai, kad kažkas nebeveikia. Tai dažniausiai, aišku, kelionėse dar yra ir kitas dalykas, netgi ir servisą nuvažiavus, tai lietuvių kartais lietuviškam autoservise mes turėjom tokią istoriją, reiškia, jo kaladėlės, viskas tvarkoj, važiuokit. Dar užteks, čia dar važiuosi. Dar važiuosi ir važiuosi. Tai tas dar važiuosi ir važiuosi, Juodkalnijai nuvažiavus pasibaigė stabdžių kaladėlės, tai teko vietai keisti. Tai tiesiog įvertinti tas šalis, į kur važiuojam, ypatingai jeigu tai kalnai arba dar kažkas, kur viskas dyla ir naudojasi žymiai greičiau. O ten tos būtinės, kaip čia, ten generatorių, kad veiktų, kad šitas aušinimo skystis tinkamai, nes kalnuose irgi yra tam tikrų iššūkių ir varikliams ir visiems kitiems. Nesu aš mechanikas, bet jau dabar keliauju su įrankiais, tai ten kažką tai minimaliai gali padaryti, bet šiuolaikinėse mašinose dažnu atveju, kaip atidarai, pažiūri, yra geltono, ten ar ten kokia nors kita spalva pažymėti tie. Aiškia, protingą veidą nutaisė, sakai, kažkas sugedo. Svarbu atsidaryti kapotą, ne? Taip. Tai va, bet ratą tikrai reikia pasikeisti, nes vėlgi
bent jau pasitikrinti, ar turim, ne visose mašinose dabar jau būna tiesa atsarginiai ratai. Tai tarkim, mes turėjom irgi istoriją Normandijai, Prancūzijai, nuleido, reiškia, autostradai ratai ir atsarginio niekaip negalėjom nuleisti. Tada paaiškėjo, kad jis išvis tenai, tiesiog, tik tai Tai va, tai teko įsigyti keletą ratų, kaip sakoma, vietiniam autoservise nepigiai. Tai va, O tokius atvejus šiaip draudimas padeda, ar čia jau tada biški taip gerokai pasiskausminat savo nenumatytas išlaidas? Tai priklauso turbūt nuo draudimo. Lietuvos draudimai dažniausiai, ten nėra tokių kaip ir pilnų sąlygų, kad galėtum apimti ten visus gedimus. Dažniausiai tai ten koks nors transportavimas, dar kažkas, bet, sakykime, mes nesinaudom neįsikė kažkokių draudimų. Mes turėjom ten galbūt ilgiausiai savo kelioniai tam tikrą draudimą, bet tai jis dažniausiai galioja tik Europai. Jeigu tu išvažiuoji iš Europos ribų arba Europos Sąjungos, tai dažniausiai ten niekas jau nebegalioja ir, kaip sakoma, ir klok pats. Jo. Dabar kaip tik kalbam apie tos gedimus ir kaip tik šiais metais turėjot pakankamai, man atrodo, nemažą iššūkį su automobiliu, kai išvažiavote planas buvo važiuoti iki Sakartvelo, tačiau kelionės planą, kaip suprantu, teko apversti visiškai aukštinkojom dėl automobilio gedimo ir atsidūrėt Graikijai. Tai dabar papasakokit, kas ten atsitiko, kaip viskas ten vertėsi jūsų kelionės plane. Mes tiesiog buvom sugalvoję, kad dar su šitą mašiną nuvažiuojam į Sakartvelą, po kalnus pasivažinėjam ir tada jau gal keisim. Tai mašina nusprendė kitaip. Anksčiau nenorėjau pakeisti. Ta prasme, jinai nenorėjo važiuoti į kalnus. Tai, aišku, tie gedimai, įvyko kaip įvyko. Tai sugedom Serbijai, jau Lenkijai pasirodė ten vienos problemos. Pirmieji signalai, tai teko užsipilinėti kurą labai atsargiai, nes turėjom nuotėkį iš bako, bet tai čia tokia, kaip darbinė problema, sprendžiama vietai. O vėliau jau turėjom rimtesnį gedimą, tiesa, kas mums pasisekė, tai iš tikrųjų sugedom tinkamai vietai, nes pervažiavus autostradą į kitą pusę buvo autoservisas, kur net ir grįžus jau čia lietuvių mūsų vietiniai meistrai sakė, pas tave ten buvo geras meistras. Tai kaip ir, problemą diagnozavom, išspręsti jos nelabai išeina, reikia laiko, tai tada pagalvojom, važiuoti kaip ir taip lėtai galim, tai bandom tada padaryti iš pažintinės į poilsinę perjungiam kelionę, tai tada atsidūrėm Graikijai. Tai iš Serbijos tada planas pasikeitė, kad važiuojate į Graikiją, ne? Ir mačiau, kad praleidot paplūdimį pagrindinę, kas jums nelabai įprasta. Net pirmas į gyvenime tiek laiko praleidom. Pasyviai taip. Kažkam buvo labai sunkus darbas. Mes netgi į parduotuvę. Važiuojame parduotuvę. Ne, dar palaukiam, gal, nes neaišku, kaip ta mašina. Ar grįš, ar negrįš. Nes jau gal į parduotuvę važiuojant reikės to traliuko, tai, biškiai atstumėm nustumėm problemą toliau. Tai, o tai kaip grįžot, kaip suprantu, viskas gerai, bet su tokia įtampa visą laiką važiavote, visą laiką. Ne, tai mašina ribotai, bet jinai veikia. Galim užgesti vidury autostrados, tiesiog turim kompiuterio gedimą. Ir važiuojant 100 kilometrų išsijungia variklis ir darai, ką nori. Tai va, tai dabar meistrai dar gydo, dar ieško, tai dar pažiūrėsim, ko baigsis. Bet šitas mašiniukas, aš jeigu neklystu, vardas yra Pabaisiukas, taip, Pabaisiukas, jisai tikrai daug jūsų jau kelionių ir kilometrų sumynė. Ir tą tolimiausią tikriausiai, ar ne, iki Irano, kas tikrai labai atrodo. Čia yra turbūt 11 000 kilometrų sumynėt iš Lietuvos iki Irano. Da. Čia tokia labai rimta kelionė, sakyčiau. Tikrai ne kiekvienas pasiruošia ir pasiryžta, čia dar Europos ribose. Jūs keičiatės vairuodami ar kažkuris vienas? Ne. Kol kas ne. Tai yra šturmanas ir vairuotojas. Taip, čia yra.
Ir kaip šiaip iš visų galvot, važiuoti į tuos kraštus, pasiryžot automobiliu, tai tikrai yra pakankamai toks iššūkis ir nemažas ir labai įdomi kelionė turėjo būti, vien kertant visas sienas, keičiant tas šalis, tai pasidalinkit tais įspūdžiais ir nuotykiais. Apskritai kaip sugalvojot ir kodėl būtinai Iranas, iš kur tokia mintis atėjo į galvą? Tai čia Iranas gal tik tai buvo tokia didesnė plano dalis. Tai čia buvo tokia treniruotė, tai mintyse mes jau tas kelionės dėliojom pakankamai senai, bet taip nutinka, kad kai jau liktai artėja, tada išnyro pandemija, tai tada karas ir tada, jau kaip ir susiplanavom ir pasileidom ir tada Irane dar prasidėjo, reiškia, moterų protestai, bet, supratom, arba dabar važiuojam, arba bus, viskas uždaryta dar metam ar keliem, nes, tiesiog tenai tokia ta sistema ir tas režimas taip veikia, tai tiesiog arba dabar, arba niekada. Tai turėjom tokį langą. Iš tikrųjų, tai ne visai langą. Toks langelis. Visą laiką Žilvinas sako, kad visi žmonės ramiai keliauja, ten poilsiauja, o mes tai vis varom ir varom. Ir aš jam nupirkau, jo buvo gimtadienis rugsėjo mėnesį ir nupirkau bilietus į Santorinį. Ir kad, žodžiu, jau taip ramiai, niekur nevarytumėm, savaitę sėdėtumėm. Ir jau gal ten liko porą savaičių, sako, žinai, gal neskrendam į Santorinį, o važiuojam į Iraną. Sakau, koks posūkis. Kodėl? Kodėl? Sako, tai žinai, dabar ten protestai, ten gal čia kažko didelio pradžia ir ten gal išvirsta, žodžiu, šalis į, nežinau, demokratiškesnė, kažkas ten pasikeis. Gerai, varom į Iraną. Ir pasirašė taip. Tai realiai porą savaičių tik iki kelionės? Ne, ten gal mes truputį vėliau važiavom gal po mėnesio, bet jau ten... Bet nedaug. Čia aš pasakyčiau visai nedidelis laiko pasiruošimas prieš važiuojant į tokią kelionę. Bet čia su vaikais važiavo? Ne. Šį kartą į Iraną nerizikavom, vaikus palikom. Iš tikrųjų, tai turbūt, ko skiriasi, tarkim, ta kelionė į Sakartvelą ir į Iraną. Tai į Sakartvelą mes važiuodami toks biški džiazas, kur tu leidi savo, ten vieną dieną nieko neturi, planą turi, ką nori pamatyti, bet neturi tikslių datų, gali šiek tiek jas pastumdyti. Irane mes turėjom kitą situaciją, nes turėjom, reiškia, atsižvelgti visas religinės šventės, tada tai, kad penktadienis ten yra išeiginė, reiškia, tada šeštadienis, sekmadienis nedirba ambasados. Mes turėjom gauti, nes čia vietoj praktiškai gauti įvažiavimui vizą yra neįmanoma. Tai artimiausia vieta yra Varšuva, bet 90% tų prašymų yra atmetami. Tai mes turėjom dar spėti pasidaryti vizą Turkijoje pasienyje. Tai ten turėjom susiderinti, tada mus turėjo dar ten pasitikti. Kad automobilį galėtumėm įsivežti į šalį, nes ten toks... Kad neparduosimės jo. Apsunkinta reikia. Pasitinka, kas ten prie sienos kažkas pasitinka? Ten suderini ir tave privačiai pasitinka, už tai susimokė. Čia yra toks pagalba tam, ta pagalba tokia gal savotiška, tai iš tikrųjų mes, kaip pasakyti, pasinaudojom prieš tai keliavusių žmonių rekomendacijom, tai turėjom ten tą tokį, sakykime, bet be jų vietoje ten, kadangi visas yra farsi, nieko tu ten nesupranti tos sistemos, tai pačiam savarankiškai kirst įmanoma, bet, sakykime, prieš mūsų važiavo kitas belgas, tai jam viskas puikiai, bet jisai buvęs sunkvežimio vairuotojas, tai jam kaip ir viskas aišku ir jisai puikiai žino, kur ten. Bet į tą tenai sistemą, paprastam žmogui aš tenai pažiūrėjau, pas tą viršininką nueik, pas tam tenai pasakyk, kad nuo to, tada grįžk, kad gal, tokia, šiek tiek visi paminam tą senovinę sistemą. Demokratija tokia. Labai jau tokia. Stovėjo visą dieną realiai su kurdais, su žodžiu. Visa mišrainė. Nes dėl protestų buvo sulėtintas internetas, reiškia, muitinės sistemos procedūros neveikia, labai lėtai veikia.
Tai mes ant sienos, ne lietuviškai, bet praleidom 9 valandas. Oho. Bet mes tiesiog iš Turkijos išvažiavę ir įvažiavę, mes patys kaip asmenys jau galim įvažiuoti, reiškia, būti Irane, o automobilis stovi tenai. Tai, bet paskui ištraukiam, šiaip ne taip. Tai tą dieną iš tikrųjų iš tų, sakykime, užsieniečių automobilių, tai buvo praleisti tik 2. Tai vienas iš mūsų buvo. Tai jeigu būtų nepraleidę, reikėjo, reiškia, prasideda tada ten jų šventės dar. Nes tikrai yra, ten turėjom labai griežtą, reiškia, turėjom 2 dienas. Griežtą planą kada įvažiuoti, nes jeigu tu pavėluoji, reiškia, tavo visi planai, viskas griūna, nes tada yra išeiginės, nedarbo dienos, šventės, o ten jų netiek mažai, kaip tik kažkaip tai taip Labai nemažai. Ja, tai teko, tiesiog, čia buvo griežtas planas. O kaip pačiam Irane jau turėjot irgi susidėlioję maršrutą, vietas kažkokias tai, ar irgi tik tai, pagal... Iš pradžių galvojot, ar pravažiuosim, o tada jeigu pravažiuosim, žiūrėsim, kaip... Buvom kažkiek tai pasidėlioję vietų, bet... Ar daug apskritai apėmėt? Iš tikrųjų, tai galvom daugiau apimti, bet vietoje tas nuovargis irgi daro savo ir ten tie atstumai dideli, nes kaip mes iš mažos šalies, tai atrodo, tai kas čia tokio nuvai. Bet iš tikrųjų vargina ir tie keliai visokie ir tarkim, ten kaip ir leidžia važiuoti, naktį gali važiuoti, bet tau prieki važiuoja be šviesų, be nieko, tu net nematai, kad sunkvežimis važiuoja. Paskui mes dar su dyzelinu mūsų varoma mašina, tai ten jo neparduoda, tiesiog dyzelino visai. Tai turi sunkvežimį vairuotojui prašyti, kad gal jūs man galite grįžti, aš atsimokėsiu. Degalinėse nėra, reiškia, visi jie sprendžia ekologiją tuo būdu, kad visi lengvieji automobiliai yra benzinas. Tai benzino kaina yra ten 7 euro centai maždaug. Kažkiek gauna iš valstybės nemokamai, ten, man atrodo, ten su vienu kalbėjom, tai apie 30 litrų nemokamai gauna, paskui turi pirkti. O dyzelinas yra komerciniam ir sunkiajam transportui. Tai reiškia, tu paprastoj degaliniai nuėjęs, net ir turėdamas pinigų, tu negali užsipilti dyzelino, jo tiesiog tau neparduos. Tai jie turi visi korteles, pagal kurias jie pila. Tai kiekvienas tas užpilimas, reiškia, būdavo... Tai kuris eidavo prašyti? Aš tai niekur neidavau, nes aš moteris, aš ten iš vis neturiu jokių teisių. Ir ar lengvai sutikdavo? Kaip kur? Tai dažnai pasakoja keliautojai kiti, kad ten, reiškia, labai draugiškai viskas, visokių yra. Tikrai visokių žmonių ir buvo tų, kurie vos neišvijo, buvo tų, kurie labai padėjo. Tai gal daugiau buvo tų, kurie padėjo, negu tų, kurie nepadėjo, bet tai nebuvo vienareikšmė patirtis. Tai kita dalis, tu turbūt šitoj šaly būdamas, turi suprasti, kad nieks neteis tavęs čia ištraukti, kaip filmuose, ten net bėgs ir tikrai nieks neskambina. Tu esi pats atsakingas už tai, kur tu nuvažiavai ir pats turi įsispręsti. Tai ar bus draudimas, ar net, ten jau visai kiti dalykai galioja. Dar buvo taip, kad mes iš pradžių neturėjom ryšio visai įvažiavę, tai kol nusipirkom SIM kortelę, tai ir to vertėjo nebuvo, tai tarkim, susišnekėti nelabai pavykdavo pradžioj, tai tas dar. Ten, kad susišnekėti, tai čia dar tokia problema labiau turbūt su skaičiais, nes skaičiai irgi vėliau jau mes šiek tiek žinojom, bet farsi, reiškia, visi skaičiai nearabiški, tai tu atėjęs net nei bankomatė, nei niekur nelabai gali suprasti, arba telefono numerį tau užrašo, paskambink. Kur čia skambinti, tai tie kabliukai ir nuliukai, tai man nieko nesako. Tai čia iš tikrųjų tas toks ir ryšys, aišku, kaip visada, ten buvo labai stipriai ribojamas. Tai net pačio interneto tiesiog buvimas yra vakarais išjungia, ten dėdė įjungia, išjungia, kada nori, ten veikia, neveikia, tai kai reikia, tada aišku neveikia. Tai negali niekaip, mes jau paskui išsivertėm, išsikopijavom viską ten ir tiem sunkvežimių vairuotojams viską, kad galėtume kažkokiu tai būdu komunikuoti, nes jie net nesupranta, ko tu nori. Tai, o dėl saugumo buvo kažkokių tokių baimių, ar net nebuvo situacijų, dėl ko būtų verta jau sunerimti, bet jau taip rimtai?
turbūt labiausiai tai, kaip čia, reiktų vengti žalios policijos, tai yra dorovės policija. Tai čia tie, kurie rūpinasi, kad būtų užtikrinta šariato teisė. Ir vat būtent tuo metu, kai merginos protestavo prieš hidžabų nešiojimą ir viena mergina buvo taip sumušta, kad mirė ligoniniai ir tada prasidėjo dar didesni protestai. Tai mes važiavom, kai važiavom tiesiog po tiltais laukė, kas ten specialiosios, tramdomosios pajėgos. Spec pajėgos laukia, reiškia, galimų ten riaušių, nes, Tai toks jausmas nebuvo labai. Arba važiuojant gatvę, matai, kad ten kažkur šone, reiškia, jau dega padangos, dar kažkas, tai be abejonės, tu kaip turistas turi vengti, bet kokiu atveju. Mes sutikom tiesą vienus lietuvius, jie drąsuoliai vos nedalyvavo tose, tai sakau, ne, tikrai ne. Pamačius iškart iš šoną, nes tu negali žinoti, kas ten bus. Tai va, o dėl bendro saugumo, tai be abejonės, kaip ir visur, reikia saugotis. Nelysti, kur nereikia. Ja, nelysti, kur nereikia, bet šiaip žmonės yra draugiški ir, iš pradžių šiek tiek trikdo, net kai tau tiesiog važiuojant, ar tu eini šaligatvius, mašina sustoja, tau mojuoja, sako welcome, tau gatvėj su tavim sveikinas, tau sako welcome, tu yra ten, už rankos labai netempia, bet visi šypsosi, sveikina. Tikrai tas yra draugiškumas ir ne kasdieną jie ten mato. Tai turėjom ir pabaigoje išvykstant, reiškia, vakarė, vėlai turgui. Kažkas jaučiu, taip liečia mano petį, jau čia iš karto atsisukė su tokia jau lietuviška natūra, kas čia. Sako, sako, aš norėjau tik taip padėkoti, kad jūs atvykote į mano šalį. Tai tokių dalykų tikrai daug buvo, aišku, kaip ir buvo tokių, pavadinkim gal kabutėse, netikėtų. Sfahane, tarkim, vaikštom po rūmus, žiūrinėjom, staiga atsiranda žurnalistė, kuri, kažkokia tai čia šiandien... Turizmo diena, kuri iš tikrųjų, gal Irane, bet šiaip tai ne turizmo. Tai tada pradeda tave paklausia, aišku, ar gali, tada fotografuoja viską, bet prisistato kaip valstybinės, reiškia, televizijos, ten žurnalistė ir panašiai. Tiesa, nuotraukas paskui atsiuntė su tos naujienų agentūros idėja, bet jaukiai nesijauti, nes visą laiką yra tas toksai, kad negali žinoti. Tai čia tos... Tarsi yra kažkokia akis, kurie, žinai, vis kažkur... Nesinorėtų būti paskui kažkokiu simboliu ten. Ir dar juokiausi, kad važiuoja mašina ir moteris mojuoja ir Žilvinas atmojuoja atgal, sakau, žinok, čia man mojuoja, tuoj sustos vyras ir išlips. Ja, yra čia tų, kad ten vis tik, tos dar, sakykime, moterų teisės, tai iš tikrųjų ten yra ir tu privalai, aprangos kodas yra griežtas. Tai netgi, mes buvom su europiniais... Ar laikėsi aprangos kodą? Laikiausi. Privalomas yra, bent jau skarelė turi būti, nes vietinius, tarkim, važiuojant iš tikrųjų labai daug kamerų, virš kelių, visur. Ir yra fiksuojamas, pavyzdžiui, automobilis ir fiksuojamas keleiviai, ar dėvi, pavyzdžiui, moteris skarelę viduje. Jeigu nedėvi, tai tada yra bauda. Tai aišku, mūsų, ko mes gal turėjom tokį privalumą, mūsų buvo europietiški normalūs numeriai, o jų sistemos yra farsi sistemai, tai jie nenuskaito mūsų numerį, jų automatinė sistema nesupranta mūsų skaičių. Tai raidžių, tai čia toks gal ir buvo privalumas, baudų už greitį nesulaukėm, nors viršėjom kai kur. O šiaip, jeigu dabar antrą kartą planuotis, ką darytumėt kitaip? Ar galbūt kažkur daugiau namų darbų, gal daugiau informacijos, ar kitokių daiktų ten su savim pasimtumėt. Jeigu dabar žmogus sėdi ir galvoja, aš gal irgi visai norėčiau šauti kokį Iraną su mašina, tai kokie galėtų būti pagrindiniai tokie punktai, patarimai? Ir aišku, iš jūsų pamokų, ar keistumėt kažką, darytumėt kitaip? Tai pirmiausia, tai mes važiavom neturėdami to vadinamo carnet de passage, tai laikinojo importo dokumento, čia Lietuvoje esanti automobilininkų sąjunga kaip ir turėtų išduoti, bet jinai neišduoda ir iš vis nebendrauja tą temą. Tai tada reikia darytis per kitą šalį, bet tada įvažiavimas žymiai paprastesnis. Ja.
Tai tada nereikia tų sudėtingų muitinės procedūrų ir ypatingai tie, kas planuoja su automobiliu ten į Aziją, į Vidurinę Aziją, tai reiktų pasižiūrėti, nes daugelis tų šalių yra karneto sistemai. Ir tada tiesiog tu turi sumokti užstatą tiek, kiek ten vertas tavo automobilis, gauni dokumentus ir tada važiuoji ir po metų ten ar kiek tu turi grąžinti tos dokumentus antspauduotus ir tau atiduoda visą užstatą. Tai tas yra žymiai paprasčiau, pigiau. Tai galbūt šitas būtų, tikrai darytume ten. Nes tai galima padaryti Šveicarijoje, Belgijoje, berods. Ir Vokietijoje. Leidžia. Bet kadangi mes irgi domėjomės ir susisiekus, sako, taigi jūs turit savo lietuvišką. Mūsų lietuvišką su mumis nekalba. Lietuviškas kelia ragelį. Tai va, tai turbūt tada apie pačią šalį, tai turbūt gal dar nepravažiavom dykumą. Tai ten va, buvo karščiausias žemės taškas. Tiesiog per trumpai mes buvom, jeigu iki 10 dienų nereikia keisti automobilio numerį. Tai mes paėmėm tą lengvesnį variantą, kad iki 10 dienų. O jei reikėtų, tai didelė šalis ir jeigu nori, daugiau laiko. Taip, ir kadangi jau atvažiavom, tai reikia daugiau. Tai tie, kurie dabar sėdi ir svajoja, reiškia, tai aš taip patarčiau, nes Irane pirmas sykį suvokiau, ant kiek yra stiprus Mercatoriaus efektas žemėlapį. Nes kai tu žiūri, reiškia, Lietuva ir Iranas, neatrodo tokia labai didelė. Toks skirtumas labai didelis. Nedidelis. Dvigubas. Jo, gal dvigubas, nes, aišku, žemėlapis iškraipo tas proporcijas. Tai iš tikrųjų dydis yra 5 kartų daugiau negu Lenkija. Tai įsivaizduoju šalies dydį, reiškia, 80 milijonų gyventojų. Tai 10 dienų taip mažoka. Tai 10 dienų yra, toks... Su automobiliu. Taip mes pravažiavom, taip pasiekėm Širazą, tolimiausias taškas, ten Persipolis, kas mūsų, tai iš tikrųjų, senovės Persijos miestai, viskas, kas buvo pas juos tikrai ilgą laiką nesaugoma, dabar jau daugiau ar mažiau saugoma, bet, sakykime, tos jūros kitoj pusėj nepasiekėm. Šiltos nepasiekėm. Tiesiog ir laikas, ir tada tu turi laiku išvažiuoti ir vėl turi dėliotis, jau pradedi, reiškia, įvažiuodamas turi dėliotis tas datas ir grįžimo jau datas turi irgi labai įsivertinti. Na ir dar mes paskutiniuose miestuose susirasdavom per Facebooką gidus ir iš anksto ir tiesiog atvažiuodavom, jie pasitikdavo ir ten papasakodavo, pavežiodavo, tai va nuo pat pradžių turbūt reikėjo taip daryti, kad ten daug, kaip pats taip. Beje, Facebookas ten yra draudžiamas. Draudžiamas, bet jis egzistuoja. Su VPN ten visi tai sėkmingai. Facebookas, Instagramas, visi vakarietiški išmislai yra draudžiami. Bookingas. Jo, bookingas be abejonės. Tai... Bet prieiga yra. Prieiga yra, jeigu dėdė tuo metu yra įjungęs internetą. Bendrąją. Dar neišjungia vakare. Ja, tai čia toks turi suspėti, reiškia. Tai aišku, ten kažkokiam, jeigu viešbutį, tai ten Wi-Fi'us viskas veikia, jeigu ne, tai ten tada jau kažkaip bandai išsisukti. O su viešbučiais iš anksto, ar irgi žiūrit, kad maždaug planuojam būti ten, tai reikia... Ne, su viešbučiais tai tiesiog per Maps.me susirandam viešbučio ikonėlę ir maždaug, čia, važiuojam. Į vietą atvažiuojat ir tada jau turit, neturit. Galbūt net kitas variantas, ką darytume kitaip, turbūt gal daugiau gyventume pas vietinius. Šį kartą tik tai vieną ten mes naktį pasirinkom, bet turbūt, kad reiktų daugiau. Tai nebus gal ten labai jau ir pigiau, nes visiems jiem reikia dolerių arba eurų, bet iš kitos pusės, ta patirtis būna tokia įdomesnė. Ten, jeigu nori, tau klausia, ar nori vakarienės, taip, nori, ten papildomai, gerai, mes ten ir paskui ten visą stalą priruošėm. Nes tiesiog reikia, tai yra visiškai kitokia šalis. Tokio kaip supermarketai arba parduotuvės, neegzistuoja. Tai tu turi susitaikyti, nebent Teherane pačiam. Bet kitur tai tu tiesiog parduotuvytės dar kažkas. Turgeliai. Tai turgus, aišku, tai vienas iš turbūt gražiausių vietų. Ir ten bet kokiam didesniam mieste dažniausiai yra senieji turgus, kur tiesiog gali klaidžioti. Ir miestai skiriasi, į vieną nuvažiuoji, tau ten dėriesi, ten jauti, kad tave bando, sakykime, tavo galimybės. Tavo galimybės dėrybinės arba kažkokias.
į kitą pervažiavus, tarkim, jis iš Fagano į Širazą, sako, jūs gal atvažiavote iš ten. O kodėl? Tai, kad jūs darote. Taigi va, kaina užrašyta ir nereikia čia dėrėtis nieko Nu pas taip, mus. mes iš ten. Tai tas, net miestai turi savo labai skirtingas tas kultūras, turbūt, nu, kaip ir skonius ir viską. Tai, bet šiaip labai darbšti tauta ir tikrai važiuojant ir ūkininkai ir nu, tikrai dirba. Ir ypač tose slėnėse, kurie derlingi, ir obuoliai ir viskas. Tai, nu, Žemės ūkis. jo, žemės ūkis tikrai daug ir sunkiai jie dirba tam, kad pasiekti kažkokį tai rezultatą. O yra, vat, kad Skaistė klausė, ar po šitos kelionės kažką darytumėt kitaip, bet dabar bendrai paklausiu iš vis, kadangi tikrai daug nuolatos kiekvienais metais keliaujate automobiliu, nu, bent vieną kelionę automobiliu tikrai turit. Ar dar vis yra, nors tikrai patirties daug turit, ar yra tas, kad kai grįžti galvoji, nu, va, dar kažką galėčiau padaryti kitaip, galbūt kažką pakoreguoti, ar jau esat taip atkalę savo sistemą keliavimo, kad, nu, jau tokio net nebėra ko pasimokyti iš savo kelionio, ar visą laiką kažkas tai, va, ugdo, pakeičia, ar yra to tokio? Nu, mes grįžę iš po kelionės su vaikais, sakom, nu, kiek balų iš 10. Pasitikrinam tą tokį ir ką galėjom padaryti kitaip. Tai kažkaip pastebėjom, kad vat, automobiliu tai taip važiuoji, nu, taip mažiau tų pastangų įdedi, nes, nu, kažkaip tai ten kažkur kažką rasti. Bet vat, kai skrendi, tai jau tada viskas smulkiai susidėlioja, kad jau viskas būtų, žodžiu, taip, kaip suplanavom. Automobiliu tai būna toksai, nu tai kur? Tai čia sustosim arba, nu ne, jau čia per anksti atvažiavom, čia nestosim, važiuojam toliau. Nu, bet kažkaip nėra to tokio... Kaip išėjo, taip išėjo. Taip. Kokie būtų pagal jūs pliusai, minusai keliauti automobiliu? Pliusai tai, kad su visais savo daiktais, kiek nori, tiek prisidedi. Ir parsiveži, dar irgi parsiveži, kiek nori, kiek telpa. Žodžiu, ir su automobiliu gali, vat, jeigu turi paprastai pasiemam kempingavimo įrangą, tai gali realiai, kur vat, užsimanai ten sustoji. Jeigu kempingą pamatai, tai vat, aš šiandien čia nakvosiu. Arba, pavyzdžiui, jeigu žiūri, nu, vat, nėra šalia kažkokiu, tai kad ir į viešbutukų, nu, tai pavažiuojam dar ten kokį 100 kilometrų, bet ten yra. Tai taip toksai... Laisvės daugiau. Laisvė visiška, taip. Pagrindinis pliusas. O minusai išskirtumėt kokį? Ar kyla konfliktų nuo nuovargio? Kai su vaikais keliaujam, tai kyla. Pirmosios dienos visą laiką yra tas toksai... Apsitrinimas. Kol susidėlioja, reiškia, grafikas, ten dažnai būna, ten, matau ir grupėse žmonės klausia, nu kuo užsiimti, nu, tai įvairiai. Tai vienas dalykas, kol visi susidėlioja savo, kaip čia, užsiėmimus. Kol tai mažoji erdvėje susistumdai. Tai kažkaip tai nebuvo tokių, kad, reiškia, neišsispręstų. Pabaigoje dažniausiai visi draugiškai grįžtam ir džiaugiamės grįžę į Lietuvą. Nebuvo tokių, atidarai durelis, lipk dabar biški. Buvo toks, kad vos nepalikom degalinę į sūnaus. Nes taip sėdėjau, nieks neina, gerai. Užsipylė, važiuosiu, palauk, taigi dar išėjo. O, tyliai išėjo. Paskui pagalvoju, kad gal reikia nueiti. Tai čia tos tokios pasitaiko, tai turbūt vėl tas pats vairavimo ir viskas, nuo iš minusų. Bet šturmanu irgi sudėtinga būti, tai ar nekyla tokių, kaip būna, aš sakiau, suk į kairę, sakau, tai aš suku į kairę, ne tą, į kitą kairę. Na, jau dabar pagalvoju prieš sakydama. Arba kur ten važiavam, sako, tai kur man užėjo, sakau, tai gyva ženklas, tai kur važiuoju, nu tai gyva ženklas. Jam reikia, kaip mano vyras sako, taigi aš negaliu žiūrėti į visas pusės, man ir mašiną žiūrėti, ir pro veidrodėlius, ir ten, kuri pusė. Iš tikrųjų, gal ta patirtis ir viskas, pirmosios gal tos kelionės buvo ir baisiau ir viskas, tu kaip pažįsti vienas kitą, tu žinai galimybę savo. Tai čia irgi, bet kam planuojančiam arba ten kas nors sugalvoti, žinokit savo galimybės. Vairavimą. Vienam iki Klaipėdos nuvažiuoti yra iššūkis, kitam iki Kauno, tai neplanuokit tada 10 000 nuvažiuoti per 2 dienas, ten ar per savaitę. Tai tiesiog daryti tai savo ritmu, savo galimybių ribose, nes vis tiek tu esi atsakingas ir už tuos, ką veži ir kur tu važiuoji. Tai kitose šalyse dažnai būna ir kitos taisyklės,
laisviau, griežčiau žiūrimos. Aišku, užsienietis tai visą laiką yra užsienietis, bet ne visose šalyse yra draugiška, sakykime, aplinka. Tai tu turi irgi galvoti, kaip ir, ten kokiu nors, nežinau, išvengti konfliktų tų pačių dėl saugumo, nereiktų ten kokiu nors politiniu arba ten sporto klubų ypatingai. Jeigu važiuojate į Serbiją, tikrai neužsidėkit Žalgirio. Tikrai patarimas, nes, čia yra... Čia iš patirties? Bet buvo aptarta. Bet kurioje degalinėje. Servisiukė. Servise iškart buvo aptarta, reiškia. Iš kokios šalies, reiškia, Žalgiris, viskas. Jie tikrai žino ir tai yra svarbu. Ir tiesiog nereiktų provokuoti ten, kur nereikia tų konfliktų. Nes šiaip žmonės draugiški, bet, žinot, sportas ir politika yra ne ta tema. Taip, tikrai taip. O sakykit, jeigu dabar sėdinti žiūrovai, sėdi Jadvyga su Algirdu ant sofos, žiūri, klausomus ir sako, mes vis norim pabandyti išvažiuoti automobiliu ir, nedrįstam, pasvajojam, galbūt turėtumėt ką patarti tokiem žmonėm, nuo ko maždaug būtų galima pradėti, išdrįsti, kokie tokie bendriniai patarimai, kad pradėti tas savarankiškas keliones automobiliu. Jeigu turi automobilį. Tai pradžiai nuo automobilio. Turėkit automobilį. Bet turbūt gal čia aš atsakyčiau, kaip sako, dažnai klausia tų, kurie ten, sakykime, haikina arba kažką, tai nuo ko pradėti? Tiesiog pradėkit. Nuo kažkokio, kaip nuo mažai pradėti, nežinau, į Varšuvą pradžiai nuvažiuoti ten, į Rygą. Pabandyti tas. Taip, ir tada pasimatuoti tą, ar tinka, ar patinka, ar komfortiškai jautiesi ir tada, jeigu tinka, tada toliau galima. Čia turbūt kaip su keliavimu su palapinėm. Vieniem visai nelimpa ir negali, kiti mielai tą leidžia laiką tenai. Tai tu tiesiog turi rasti savo keliavimo būdą. Tai nuvažiuot galbūt, jeigu jau iki Varšuvos baisu, tai gerai, yra Augustavas, tikrai netoli sienos, jau pėsčiom, jeigu kas pareisi. Autobusu važiuosi be problemų. Autobusu dabar iš visos Europos grįši. Tai tikrai nebijoti. Nebijoti, pabandyti, susižiūrėti dokumentus, kad nereiktų turėti tiesiog nereikalingų problemų ir viskas. O kaip jūs reaguojate į tuos keliautojus, ypač turbūt, man atrodo, kažkokia atėjusi mada yra užkariauti Europą vienomis atostogomis ir dažnai matau, kai žmonės sako, planuoja maršrutą ir ten taip toks ratas per Europą, žinai, ir mes turim 2 savaitės. Čia. Jo, ir ten tik tai užsidėti kokias 5 masti vieteles ir kaip jūs reaguojate ir šiaip ką gal patartume tokie, nes jie dažniausiai būna žmonės, kurie tik pradeda ir jie labai daug užsiplėšia. Man asmeniškai tai atrodo, nėra geras sprendimas. Pamatyti būtinai tą, ten būna tarp tų objektų 100 kilometrų, nes matai, čia būtina pamatyti. Tai čia tik po 2 valandos važiavimo. Dar daugiau. Kaip jūs? Bet čia, man atrodo, pradedantiesiems. Aš nesakyčiau, kad mes neturėjom tokios bėdos. Gal pradžioje ir buvo tas, bet aš tai kitaip, čia yra atėję šita su patirtim, turbūt. Visa šita tokia, sakykime, kaip noras greitai viską pamatyti, tai aš sakyčiau, pažiūrėkite į kruizus arba į kelionių agentūrų pasiūlymus. Pavyzdžiui, Italija per 3 dienas arba 5 dienas. Jau, pamatyk Italiją visą per 5 dienas. Tai neįmanoma, bet žmonės matantis tokius skelbimus dar kažkaip įsivaizduoja, kad reiškia, tu gali 5 dienas, taip, gali. Teoriškai gali, atvažiuosi, nežinau, ar tu būsi buvęs ten, bet, kad išlipsi ar per langą užfiksuosi kažkokį objektą, taip. Tai tas pats, kaip mes į Iraną nuvažiavom, bet to šalies pažinti ten reikia mėnesių. Tai tą pačią Italiją turbūt, sutiksit, kad tenai mes tai važiuotume kiekvienais metais. Visi skirtingą regioną. Kiekvienais metais dar ne po vieną kartą, bet tu negali pažinti, tiesiog tos kultūros, kaip ir tą pačią Lietuvą. Jeigu tu atvažiuoji, aš sutinku, kad dažniausias, koks, reiškia, atkeliaujančių iš čia, atvažiuojančių turistų
ar keliautojų, reiškia, nu, tai 3 dienos per visas 3 Baltijos šalis. Tai mes suprantam, kad Lietuva turbūt, tiek Latvija, tiek Estija, per vieną dieną tu taip pamatysi. Va, Pervažiuosi taip. Trakų pilį, ten Vilnius kažką, biški Kauno, ir viskas, ir to baigiam. Tai čia yra turbūt to greičio ir kai tu esi apribotas savo atostogų trukme, tai tada visi nori labai daug visko pamatyti. Gal geriau rinktis skirtingų, kaip mažiau šalių, bet kokybiškiau ir per galbūt ilgesnį laiką, ten per kelis metus aplankyti. Ar turit galbūt jau ir savo tokią taisyklę? Aš tai kažkaip pati pastaruoju metu stengiuosi taip dėliotis, kad bent jau pačios pirmos dienos būtų lengvos, tokios adaptacinės ir paskutinės irgi pasyvios. Nebent tai tas, kas dar labai norėčiau, bet tarkim nespėjom ir panašiai. Tai tarkim pirmą ir paskutinė dienos turi būti tuščios, laisvos, paliktos tokiai, ką norėčiau nuveikti. Ar irgi turit savo kažkokią sistemą, kaip jūs dėliojatės planą, ar... Na, man pirmos dienos, kai mes važiuojam, tai aš stengiuosi sudėlioti, kad jeigu norim kažką pamatyti, tarkim, nežinau, važiuojam pro Budapeštą pirmin ir atgal, tai Budapeštą reikia pamatyti pradžioj, nes visas tas įspūdis, man atrodo, giliau išlieka ir tas toks, tu įsiilgęs tų vaizdų naujų. Jo, ir reikia pradžioj, nes jeigu grįžtant, tai jau taip, gerai, nieko, neblogai, bet jau nėra to tokio poveikio. O gale porą dienų pailsėti yra labai, labai gera. Suvirškinti taip, viską. Ir ta prasme, ir pailsi šiek tiek nuo atostogų, nes būna taip, kad mes, man atrodo, iš Japonijos, kai grįžom, ir aš tiek buvau suplanavus, kad aš neradau, kur įterpti poilsio, mes grįžom tokie pavargę, mes grįžom, visą tą prasme, kad... Po atostogų reikia atostogų. Taip, tikrai, bet aš iki šiol prisimenu, kad buvo blogai grįžus. Tai tikrai reikia. Tas, kad tikrai pasilikti 1-2 dienas laisvas, tiesiog pasėdėti. Iš kitos pusės, jeigu kažkas, kaip čia, buvo ne pagal planą ir, tarkim, kažkas sugriuvo, tai tos 2 dienos, kelios dienos tiesiog gali būti kaip avarinės dienos būna ramesniam grįžimui ir tada tu nejauti to spaudimo. Bet pabaigoje 1-2 dienos tikrai būtų rekomendacija pailsėti, čia kaip ir į kalnus tu neturi šauti iš karto į aukščiausią, ten nuskridus ten į kokią Luklą, iš karto ten į Everestą, tai mes suprantam, kad taip nebus. Aš pati irgi asmeniškai, pavyzdžiui, net būna prioritizuoju kelionės pradžioje, jeigu yra miestai, o gamta antros kelionės daly, nes tu gamtoje daugiau atsipalaiduoji. Nes aš pirmom savo tom automobilių kelionėse, kai planuodavau, buvau padarius tą klaidą, kad pasilikdavau, pavyzdžiui, atsimenu, paskutiniam dienom pasilikom Prahą. O my God, kai buvo sunku, ta prasme, aš po gamtos, po kalnų, po ten ramybės ir į tokį cemento miestą, karštą belekaip. Ir aš sakiau, ne, daugiau, pabaigai kelionės ir tas, tarkim, pasilikti improvizacijai, tai porą dienų, nes aš kaip irgi turiu planą, bet jisai eigoje keičiasi. Pagal orą, pagal norą, galbūt tu šiandien nieko nenori išvysti, taip, galbūt tu nori šiandien, turi ten kokį fainą vaizdą, guli savo ten ir žvalgaisi, o galbūt tau kaip tik tiek daug energijos ir tu net dar kažką daugiau įsitrauks. Kaip turbūt yra geriau turėti daugiau, o po to jau pagal planas kaip išeina. Teoriškai taip, bet kartais būna, kai susirašai viską ir paskui, išmesime eigoj ir paskui, reikia dar. Tie keitimai, sakykime, tokie, tai gal keliaujant ypač į kokią Norvegiją, kur tu negali net nuspėti kartais klimato sąlygų. Ir kartais tau tiesiog planą reikia keisti, nes jeigu tu matai, kad ten, sakykime, snikt pradeda, pradės snigti ar kažkas, tai tu turi tiesiog... Kempinge. Tai tu turi suktis kažkur kitur, nes, sakykime, kaip ir šitoj kelioniai, pusė mašinos buvo paruošta kalnų, tai reiškia visi šilti rūbai, miegmaišiai iki ten 0 ir visa kita. O atvažiuoja į Graikiją plus 36, tai naktį 26, tai tada ne koks rūbų pasirinkimas garderobė, kaip sakoma, net išeiti. Ne, tai tas jau maišas šiltų drabužių buvo užkištas toli bagažinėje. Tai čia apie tai, kad, bet čia apie tai, kad galima pasikeisti, galbūt prisitaikyti ir kartais verta, bet keliaujant, koks skirtumas su kelionė, irgi patarimas. Jeigu matot, kad važiuojate į Lietuvą ir ten 3 dienas praneša, tai kaip lėktuvo pilotas apsukit.
galbūt per šoną kažkur, galbūt į kitą vietą. Tai irgi variantas šiek tiek pasižiūrėti ir pavažiuoti į šoną tada, nu Pakeisti šiek kam tiek save maršrutą. kankinti tada. Taip. Mes irgi būna, ypač tas kalnuose, tarkim, yra, tai visą laiką pasižiūrėk, jeigu tavo slėnyje lyja, galbūt toje kalnų pusėje slėnyje nelyja. Taip. Ir drąsiai pasikeisk, nieko tokio, kad nepamatysi iš tos pusės, yra tų vietų, tai visą laiką, man atrodo, tas sveikintina. Svarbiausia, kaip lietuviams išeinant į kalnus, šiaip į prognozes pasižiūrėti, nu, jeigu išeini į haikus, nes mes lygumų gyventojai neturim tos savybės, kad reikia ten kažką tikrinti. Tai... Šiaip irgi labai geras dalykas, čia irgi galbūt prie tų pačių, galima ir prie kelionės automobilių, bet bendrai prie kelionių patarimo, ypač su kalnais, tai pasižiūrėti į tiesioginės kameras, nes gali būti apačioje plus 30, užkyli, o ten lietus, griaustinis sniegas ir belekas, esu pati patyrus savo kailiu, tai nuo to laiko jau web kameros yra tas, kur tu pasižiūri. Tas pats Dachteinas irgi atrodo, ten beveik 3 km, bet apačioje karšta su maikutėm į viršų mes pakilom. Taip. Ir atrodo rankų pirštinių, va aš taip galvoju, man tai būtų gerai tas pirštinės ir maža tokia kepurėlė, bet būtų pats. Būtent su Dachteinu iš Hallstato pusės man taip ir buvo. Nes ir man taip buvo. Nes lygiai taip pat pakilom buvom, bet sakau, tikrai buvo ir sniegas, ir taip, ten sniegas šis buvo dar likę, aš nežinau, gal kokie 4 metrai dar kai kur su tokie sluoksniai. Čia Liepos mėnuo ir tai Liepos mėnuo. Tai reikia visada pasižiūrėti. Įsivertinti. Reikėtų, nes... Dar prisiminiau, ko tikrai nenoriu praleisti, tai irgi egzotiška kryptis Namibija. Važinėjot jūs ir ten. Važinėjom. Važinėjot Tiesa, namo tai automobilį dar tolokai nuvažiuoti, turint tiek ribotą skaičių atostogų, bet galima. Taip, bet iš ten, jeigu imant irgi nuomavotės, ar buvo daug namų darbų reikėjo pasidaryti, daug tam laiko skiriat, kokie kriterijai buvo automobiliui irgi, ir kaip taip sugalvojat, kad tai Namibija ir... Apie planą tai šturmanas, tik tiek, kad turbūt su kuo susidūrėm, kad, reiškia, dokumentai vėl, tose šalyse su dokumentais visą laiką, vizos yra, dabar palengvėjo, tai nebereikia siūsti į kažkur, tai į Švediją ar kažkur, galima viską daryti online, bet online ten irgi yra visokių reikalų. Kaip pavyzdžiui, parašyti motyvacinį laišką. Kodėl nori aplankyti Namibiją? Ir tai yra privaloma visiems šeimos nariams, kadangi mes keliavom 3, tai dar ir vaikas turi parašyti. Už jį rašė tarp pat mes tą patį. tą patį prisegėm. Rašyt vienas. Tada turi ten, pavyzdžiui, pateikti pusės metų banko išrašą savo sąskaitų. Kad įrodytum, kad neubagiukas atvažiuos ir turėsi, kad turėsi už ką pragyventi. Šitas daug uždirba, šitą leidžiam. Kai kuriais atvejais ten vėl labai priklauso turbūt nuo vertinančio. Reikalavimas yra, kad jį vykdo, reiškia, tai tikrai, bet kartais užtenka kreditinis. Čia toks, pavyzdžiui, kad tu parodai, kad tavo kreditinę turi iš vis ir viskas eik. Tai čia, o kita dalis yra tai, kad daugelis dalykų tenai yra, kaip čia, rezervuojama iš anksto. Reiškia, nėra atšaukimo, tai reiškia, jeigu jau sudėlioji planą, tai jau turi... Taip, strict, kaip sakant. Tai čia dabar šita buvo kelionė, kad jūs skridot, aišku, skrydis ten irgi įdomesnis pas jūs buvo, bet jeigu būtent apie automobilį, tada ir visą tą išsinuomavot automobilį, ten jau tokį rimtą, kur ir gyvenote ant stogo su tuo automobiliu. Taip, mes ant palapinės. Ta šalis turbūt leidžia pasirinkti, kaip čia, kiekvienam savo. Jeigu norit, yra prabangios lodžijos ir visa kita, tai ko puikiausiai ten šalti vandens, baseinai, karštoje aplinkoje ir tikrai servisas ir viskas. Yra kempingai, negali kempingauti, reiškia, kur tu nori. Tai ir dėl saugumo, ir dėl gyvūnų, ir šiaip šalis yra didelė, vėlgi. Tai, atstumai yra dideli. Ir kartais tiesiog sunkiai suvokiami ir vairuotojai irgi yra, kai tu atsistoji ir ten 500 km tiesiog tiesiai važiuoji. Žvyrkeliu. Nes tik tai 20% kelių yra asfaltuoti. Visi kiti yra žvyrkeliai arba blogiau. Bet automobilį tai rinkomės tiesiog
susirinkom, kas nuomoja tas firmas ir visom rašym, kad vat, tokiom dienom norim... Klasika. Bet jau tokia. žinojot, kad kokio automobilio konkrečiai norit, kad galėtumėt ir gyventi 4 ten. varomi, kad būtų ir kad palapinės būtų. Ar buvo Ant viršaus. kažkokių eigoj po to pamokų, kad gal reikėjo dar Tipo, kažką dar kito rimtesnį. Ne. kad mažiau prie to žvirkelių, kad patogiau būtų. Tai ne, jis pakankamai patogus, viskas gerai ten su juo, tik tai, kaip vėl tos nuomos kompanijos ir viskas ten turi išmokti, kaip skaičiuoti kurą, nes ten, sakykime, visi automobiliai praktiškai yra su dvigubais bakais. Tai reiškia, kad tu užpildai pagrindinį baką, tada užsipildo atsarginis bakas. Kuris nerodomas. Ir tas yra nerodomas tavo apskaitoje. Tai tu turi skaičiuoti, kiek tu užpylai, tu žinai talpas, tu turi susiskaičiuoti maždaug kilometrus ir kada jau pradeda mažėti, tai būtų gerai jau kažkur susirasti miestą. Nes vidury dykumos ar ten kalnuose neužsipilsi turbūt degalų. Aišku, žmonės geri, jeigu tu ten sustoji, ten net pafilmuoti sustoji arba ten, šiaip į krūmus biškai užsukti, tai visi pravažiuojantis tikrai ypač vietiniai tau prilėtina, klausia, okei, ne okei, jeigu tu ne okei, tai aišku, tada sustos bent jau vandens. Na, tik tai dar renkantis automobilį, tai yra tenai dešiniai pusiai vairas, tai geriau būtų su automatinė pavara. Ne geriau, privalomai. Va, prašau, praktinis patarimas. Jeigu namybėje automobilis, tai tik automatinė greičio Tose dėžė. šalyse, kur yra vairas kitoj pusėje, nenormalioj mūsų požiūriu, tai tik automatai. Rankinis perjungimas greičių pavarų, tai bus labai sudėtingas. Šturmanui nepradėjo ten kairė dešinė vašytis. Šturmanui tai ne, bet aš šiek tiek vairavau ir jisai mane tikrindamas, dabar nuvalyk langus. Aš norėjau klausti, kiek kartų supainiot posūkius su valytuvu? Buvo. Man buvo blogiau. Man buvo grįžus, reiškia, tai sustoji ir galvoji, dabar čia kurie juostai sukti. O tada važiuoji, jau čia lenkia, valytuvai įsijungia. Tai tas toksai kaip iššūkis yra, aišku, kaip populiacija, gyventojų ten yra tiek, kiek Lietuvoje. Lygiai tiek pat. 2,8 milijono, bet šalis yra berods 10 kartų didesnė negu Lietuva. Tai kiek suminėt kilometrų ten? Netoli 4 turbūt. Bet 4,5-5 tūkstančiai. Porą savaičių jūs buvote? Jo, porą savaičių. Tai taip visai, kaip yra normaliai ir taip, visai taip. Sakykime taip, tai nebuvo vien tik važiavimas, nes tarkim, ta pati Atoša, kur yra nacionalinis parkas, kur jau ten gyvūnai, reiškia, reikia pabūt bent. Ja, tai yra 30, įsivaizduot dydį, tai yra virš 30% Lietuvos ploto. Tai reiškia, visas tas plotas yra vien tik nacionaliniam parke, kur keliai gali irgi būti ne patys geriausi. Ir iš vieno kempingo į kitą, pavyzdžiui, mums reikėjo važiuoti 4 valandas. Tiesiog. Tam, kad tik pakeisti. Tai jau čia gal... Tiesiog lokacija nakvynė. Tiesiog aš susidėjau, kad skirtingose būtų, kad tam pačiam neįdomu iš tiesai, tai skirtingus kempingus užsakiau. Tai ir paskui negalvoju, jis toks nutolęs, tai reikia nuvaryti, kad jau taip... Jis ten toks tikrai nutolęs. Jau ten... Taip. Ten, tiesiog, kai tu naktį, reiškia, visi tie kempingai, tu gali nakvoti kempinguose, viskas yra kaip filmuose, reiškia, elektros tvoros, viskas, tu ten, kad niekas neįsibrautų, ten langai dėl gyvūnų, reiškia, kad niekas, ten tai aplinkui jie tenai ratus suka, ten tie visi šakalai ir hienos. Ir ten paskutiniam toks buvo juokingas, reiškia, naktin išėjau, reiškia, į tualetą, ateinu nedega šviesa tualete. Tada klausimas, o kaip tvoros? Ja, nes aš žiūriu niekur, nei apšvietimas, nieks nebeveikia. Tai galvoju, tai kam tos tvoros, jeigu nėra elektros, tai tada teko labai greit nešti, kaip sakoma, į tą palapinę užsisekti ir galvoju, tiek to, vėliai nevatė. Ir ten pakankamai griežtai tas yra įvažiavimas patikimas į tos kempingus, nes bent atsimenu, kai žiūrėjau jūsų tą visą kelionę, tai kad ten pergyvenot, kad nespėsit ir liksit už vartų ir tada jau būtų biški liūdniau. Tai paskui mes net klausėm, sakom, o kas būtų, jeigu ten iki saulės laidos ir tada uždaro vartus ir nebeįleidžia. Sakom, o jeigu
kiek galima pavėluoti, o Mhm. kas, sako, nu, vat būna, kad jeigu ten padangą nuleido ar kažką, nu, tai pusvalandis yra tolerancija, ten gali paskambinti, bet Jeigu ryšys yra, jeigu ryšys yra. Bet šiaip tai bauda. bauda. Ai, bauda. Bauda. Bet įleis. Nepaliks ten Nu, su bet žvėrimis. nežinau. Neturi Turbūt. paleisti. Tai iš tikrųjų tas gyvenimas ten ypatingai šiaip aplamai toj šalyje, kaip ir daugelį kitų, vat, na, sakykime, tai naktį vairavimas yra nu, netoleruotinas. Ir ten yra gana griežtai visoje šalyje, praktiškai prie kiekvieno miesto yra irgi ten tam tikri postai. Nu, mes tiesiog važiavom jau tamsoj ir žiūrim policiją, Tai- bet buvo neseniai sutemę, tai kažkaip. Tai dar tą toleranciją matyti taikėm, bet šiaip naktį vairuoti negalima, nes iš tikrųjų gyvūnų yra daug ir jų tikrai yra įvairiausių. Tai ne tik tam Etošo, sakykime, parke, bet ten nu, visokios antilopės ir dar viskas, nu, geros karvės dydžio, tai nu, kažkaip nesinori su tokia susitikti ant kelio. Kas labiausiai įsiminė šitos kelionės metu? Žinau, kažkokie iššūkiai, kažkoks nuotykis, kažkas netikėto, gal kaip tik nu, vieta kažkokia paliko įspūdį ar patirtis. Ar, nu, va, jau apie tualetą išgirdom, Ne, tai tas čia tas- įstrigo, va, tas įstrigo, jau šitą turim, gal dar kažką. Ruoniai iš tikrųjų, kur galima gyvai tiesiog tu su baidarė plauki ir aplink tave čia tie ruoniai ir jie yra natūralioje aplinkoje. Tai tas turbūt yra atradimas, kad nu, jie tokie, kaip čia, šuns ir katės hybridas. Tokie draugiški ir smalsus labai. Nu, tik vandenyje. Jo, tik vandenyje. Tai tas turbūt nu, ir pats mastas tų gyvūnų, reiškia, kiekio nacionaliniam parke ir kitur, nu, kokio, reiškia, negali net suprasti. Mes biologai, tai mums iš vis ten buvo pamatyti, reiškia, tos migracijas ir visa kita ir kaip ten veikia, nu, tu tiesiog gyveni gamtoj. Tas Iš gal... tikrųjų, tai gal buvo mūsų kažkaip įspūdingiausia kelionė, mes esam turėję tų tolimų, bet, nu, vat kažkaip, nežinau, tie gyvūnai, ta gamta. Namibijai būtent, ar ne? Taip, A, tai- padarė įspūdį. Šiaip iš tikrųjų šalis labai stengiasi pritraukti turistus, nu, reiškia, tikrai jaučiasi iš visų ten tų, nežinau, nuo vairuotojo paprasto kokio nors iki ten paprastų kitų, ką mums teko sutikti. Tai nuo degalinės užpilėjo kūro, kuris ten I would like to provide best service for you. Tai čia, nežinau, gal jos moko mokyklai tos frazės, bet tikrai. Tai va, tai ir manau, kad tas Namibijos trendas, tą, ką aš matau, tai manau, per artimiausius 5 metus tikrai bus ir tikrai augs. Tai Nes iš tikrųjų labai draugiški ir juokėmės, kad atskridom į Frankfurtą ir mums kultūrinis šokas. Žodžiu, sėdim, žiūrim, nustebėm kaviniai ten padavėja, pikta, ten vieną apšūkė išvarė, kad čia ne šitos kavinės, nusipirkai kavą, paskui kitą užkliuvo už kuprinės, paspyrė tą kuprinę. Gerai. Tai realiai turbūt pats, kaip sakot, kad žmonės draugiški, viskas yra stengiasi dėl turizmo, bet turbūt dabar vienintelis turbūt sunkiausias tas yra patekimas į pačią šalį, nes reikia užpildyti visokių dokumentų. Nu, kaip sakėme, motyvacinis laiškas, ten ir Taip, reikia surinkti, kad vizai gauti. Taip. Na, bet dabar elektroniniu būdu tu sumokė pinigus, užpildai ten per kelias savaitės. Taip, tau po viskas truputį šiaip daugumoje šalių lengvėja tas Taip, vizų taip. procesas, jau nebereikia, žinai, važiuoti kažkur į ambasadas, Nes stovėti. dar ir laukti. būna, kad tu internete priskaitai tave, vat, jeigu pusės metų nepateiksi išlaidų, tavęs neįleis. Jeigu ten to, tiesa, pavyzdžiui, mes su vaiku keliavom, tai nu, gerai, kad pagalvojom, kad reikia gimimo liudijimą išsiversti būtinai. Ne, privalomas. Yra Ir mūsų vertimas. santokos liudijimą, kad čia mūsų vaikas. Jo, tai Tai- vaikų kelionės, ypač nepilnamečių, ten griežtai. Tai va, tai kažkaip tai, sakau, kai skaitėm, tai labai sudėtingai buvo, kad labai daug tų kabliukų, bet užpildėm ir netgi internetu sakė, kad ten vieniems nedavė, mes užpildėm iš pirmo karto, gavom. patikimi. Nu, Geras motyvacinis laiškas buvo. aš manau. Tai, Greičiausiai taip, taip. Paėjo. tai va, o pati šalis, nu kaip vis tiek tai yra istoriškai buvusi vokiečių kolonija. Tai turbūt prekybos centrai Spar, jeigu kas nors atsimena. Taip, taip. Tai prašom, viskas. Ir labai vokiškų prekių daug, nors jie Jo. ten 30 metų ar kiek ten. Ja, buvo, bet praktiškai. Išliko ta. Jo, pavadinimai, gatvių netgi, nu, Tai, va, tai kaip europiečiai, nu, nuėjus į prekybos centrą, kainos plius minus panašios į mūsų. Ten
gal ten kažkas tai brangiau, kažkas pigiau, bet, nu, tiesiog Spar parduotuvės, vokiška tvarka. Nu ir visur tipsai. Okay. Vas jie mėgsta. Nu ką, ir turbūt pabaigai turiu dar vieną tokį paskutinį klausimėlį, jau pabaigai. Jeigu dabar šį vakarą galėtumėt sėsti į automobilį, kur važiuotumėt? O dabar. Išeinat, kur važiuotumėt? Pasiema daiktus ir kur, va, jeigu galėtumėt, Pas mus labai skirtingi iš tikrųjų Norai. ir poreikiai, nes Čilinui patinka visokie arabiški turgus, ten dėrėtis, taip toliau. O aš tai nelabai to mėgstu, tai pas mus labai. Aš į Aziją. Tu į Aziją. O Rima, kur važiuotum? Aš tai į Italiją. Italija ta šalis, kur, reiškia, kur mes galėtume keliauti ir Kiekvienais keliauti metais. ir dar po 3 kartus. Tai. Nu, vieną užtek. Nu tai linkiu tiek Italijos dar kartą, tiek tos Azijos daugiau palakstyti, kad tas mašiniukas arba atsigautų, arba atsirastų nauji ratai. Nežinau, ar bus krikšto vardas tas pats ar ne tas pats, bet čia pagal grožį spręsiu. Pagal kad tų kelionių kuo daugiau būtų, kuo smagesnių, kuo įdomesnių. Tai ačiū Jums labai, kad šiandien buvot su mumis. O ačiū žiūrovams, kad žiūrėjote, kad klausėtės, tikimės, kad buvo įdomu, kad išgirdote naudingų patarimų. Taip pat nepamirškite po video paspausti patinka, prenumeruoti mūsų kanalą, taip pat rašykite komentarus, klauskite, ką norėtumėte išgirsti kitose mūsų laidose. Ačiū.